Jeigu prieš tai kalbėjome apie Elektrą, čia dabar arenoje pasirodo didžiausias žaibolaidis. Netrukus įvyks tai, ko čia visi ir susirinkome. Netrukus visi būsime arčiau dangaus ir Žalgirio arena pakilusi iš savo vietų. Čia yra tai, apie ką kalbėjo Sergejus Maslobojevas. Kiekvienoje treniruotėje, kiekvienoje kovoje jis auginosi tą sirgalių meilę, tą pagarbą. Ir jis Lietuvoje yra kovinio sporto ikona. To nepaneigsi, to iš jo neatimsi. Tai yra aura, su kuria Sergejus Maslobojevas keliauja ringo link. Šurpuliukai? Aš manau, kad geresnės emocijos ir geresnio pasitikimo net nebuvo galima įsivaizduoti. Ne vieną kartą Sergejus Maslobojevas yra kalbėjęs apie tai, ką jam reiškia eiti į ringą, stebint savai publikai, saviems žmonėms. Ką jam reiškia palaikymas? Būtent patyręs kovotojas dabar ypatingai tai gali įvertinti. Ar ta legendinė Lietuvos kepurėlė Sergejui Maslobojevui puošia galvą. 38 metų Sergejus Maslobojevas prieš 15 metų jaunesnį oponentą, kuris veržėsi it kometa į kovinio sporto padangę. Įsitaisykite patogiai, ponios ir ponai. Spektaklis prasidės jau netrukus. Didžiausio visų laikų Lietuvos kovinio sporto renginio pagrindinės vakaro kovos svorio kategorija iki 95 kg. Dar kartą pristatau šio vakaro didvyrius. Mėlynajame kampe jam 23, jo ūgis 1,93 cm, jūtėme į ringę 6 pergalės ir ne vieno pralaimėjimo. Beje, šalia 5 nokautai. 4 karjeros metais jis 4. Jūtėme pound for pound sąraše. Nauja karta, nenugalėtas Kauno vaikas iš Firesland MMA. Ignas Pauliukevičius. Raudonajame kampe jam 38, jo ūgis 1,89 cm, jūtėme į ringę 3 pergalės ir ne vieno pralaimėjimo. Vako Europos ir pasaulio čempionas, Glory pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionas ir tiesiog geriausias Lietuvoje ir pasaulyje. Jis nori pajust svaigų orą dangaus, nuo jo užsimerkt ir savęs paklaust. Sergej Maslobojev! Kova beje vyks 3 raundus po 3 minutės pagal kickbokso taisyklės. Ringo teisėjas, your ring referee the fight, Edward Streikert. Kaunas, Lietuva ir pasaulį. Pasikuriam! Daug klausimų, kuriuos atsakymai jau visai netrukus. Ignas Pauliukevičius, Sergejus Maslobojevas įsmeigia žvilgsnius vienas į kitą. 3 raundai po 3 minutės buvo kalbų apie 5 raundus, tačiau šios idėjos atsisakyta ir dabar. 2 jūtėmėjai dar nepralaimėję kovotojai vienas prieš kitą. 95 kg. Ignas Pauliukevičius, Sergejus Maslobojevas, Kuvalda ir Tysonas. Pradedam, važiuojam. Kojomis pradeda ataka Sergejus Maslobojevas. To turbūt buvo galima kažkiek tikėtis. Jis elektrinasi visa Žalgirio arena. Nuo pat pirmųjų kovos sekundžių čia tiksli ataka, kurią surengė Maslobojevas. Jo džabas, kelis
Važiuoja Sergejus Maslobojevas su keliu į varžovą. Pauliukevičius šią ataką atlaiko. Bandė šoninį. Spyrė į koją. Pasibando ir Pauliukevičius ir dar kartelį. Maslobojevas įvažiuoja keliu. Juto tuos kelius. Pauliukevičius, kurios pataikė Sergejus Maslobojevas. Metas į priekį. Ignas to tikėjosi. Sergejus apie tai jis kalbėjo daug. Čia ir koja. Ir taip, Sergejus Maslobojevas rakina Pauliukevičiaus gynybą. Ar atlaikys komandos smūgius Ignas Pauliukevičius? Atsako Pauliukevičius. Atlaikė. Praktiškai pusėje pirmas kelias. Spaudimas. Bando Pauliukevičius ieškoti savųjų atakų. Provokuoja dabar Maslobojevas savo oponentą. Ir tarp pirštinių. Spyris į koją. Aukštas spyris Pauliukevičius. Bando kažkuo nustebinti Maslobojevą Pauliukevičius. Čia vėl kelias ir pataiko vėliau ir ranka dar Sergejus Maslobojevas. Priekinė koja. Atakuoja Kuvalda, bando atsakinėti Žemaičkos smūgis ir Pauliukevičius. Artima distancija. Mieškos keliu. Pauliukevičiaus gynyboje Sergejus Maslobojevas. Per gynybą kol kas sugeba pataikyti Maslobojevas. Spaudžia ringo virvių link. Pauliukevičių vėl Kuvalda. Reikėtų išeiti, Ignui, štai tokios situacijos šiam grėsmės daug. Ta patį ragina ir Ignas Barysas. Pavyksta išeiti. Čia kelias važiuoja dar kartą Igną Pauliukevičių. Panašu Pauliukevičius tęs kovą, tačiau knockdowną jau turime. Ar bandys Maslobojevas užbaigti viską per likusias 15 sekundžių. 10 liko. Dar keli Sergejaus smūgiai. Reikia Pauliukevičiui atlaikyti tą šturmą dabar. Ir nueiti į antrąjį raundą. Antrasis raundas bus. Nemuša pirštinių Maslobojevas su Pauliukevičiu. Galva nueidamas Maslobojevas, pademonstravęs, kad aš net nepajutau tavo smūgio. Puikiai atrodo. Drąsiau. Jis žmogus. Jam tai kojų pizdės, aš matau. Korpusas gerai? Žinai, nenorėk visą laiką, nes manai pataikė kelių. Akcentavo Ignas Barysas į tai, kad reikia turbūt tęsti tos smūgius į koją, kad jau sužeistas Maslobojevas ten. Kokios būtų tavo įžvalgos iš... Legendinis Maslobojevo dviratukas. Iš žmogus. Matyti, taip. Žmogus, ta frazė taip pat įspūdingai nuskambėjo. Pažiūrėsim. Bet tai yra tiesa, ar ne? Be abejo. Net negalim ginčytis. Du žmonės, vienas prieš kitą dabar antrajame raunde. Ir taip, Pauliukevičius pabando džabuoti. Pasikeitė stovėsena Maslobojevas, taip, bent jau laikinai. Pataiko Pauliukevičius dešinę. Ir čia provokuoja Maslobojevas ir vėl važiuoja keliu. Ir pralindo patinis, tęsia Dami Kuvalda į korpusą. Kelis. Ar dar turi savyje jėgų Ignas Pauliukevičius? Į krūtinkaulį Ignui Barysui įrodė Ignas Pauliukevičius. Stabdomas yra laikas ir... Go. Yeah, you do one clinch, two actions. Is a recover. Recover, 8 count. Next time I do point down. Yeah, one clinch, one action, you let go. Yes? Čia už tai, kad per daug smūgių kelius atliko kalinčias Sergejus Maslobojevas. Gavo įspėjimą. Ir vėl patako dabar ir atrakina koją. Varžovui Sergejus Maslobojevas. Pauliukevičius bando mažinti distanciją. Ir vėl tie džabai.
Paslydo be abejo čia. Sergejus Maslobojevas. Metas į priekį. Pauliukevičius ieško takų. Jis pataikė. Pataikė ir Ignas. Ir ieško tų kelių. Maslobojevas jie būtent veiksmingiausia. Dar viena kombinacija. Panašu, kad tiesiog Sergejus Maslobojevo užduotis yra išrankioti gabalais Igną Pauliukevičių ir visur. Dabar jau gaudo Pauliukevičių po ringą. Maslobojevas, Pauliukevičius bando keisti smūgį čia. Vėl šiek tiek paplaukė Pauliukevičius. Spaudžia. Maslobojevas ringo virvulį. Pauliukevičių dar keli jo smūgiai. Per koją, per priekinę koją. Vėl rakina. Stovi pagirtinai Pauliukevičius. Rodo charakterį jis. Ir tuo pačiu dar bando ir atsakinėti. Slysteli vėl Maslobojevas. Ir antrajame raunde lieka minutė. Čia pabandė Pauliukevičius apeliuoti, kad smūgis buvo į pakaušį, tačiau referis liepė tęsti kovą. Tie smūgiai kelių, kuriuos atlieka Maslobojevas, visada labai pavojingi. O čia vėl pataiko galinę ranką Kuvalda. Ringo kampe Pauliukevičius. Reikia išeiti jam iš šios situacijos į korpusą smūgiuojas. Neuždarinėja. Čia Maslobojevas priešininko ir čia dar vienas knockdownas. Tarsi atsuktuvu, tarsi raktu rakina Pauliukevičiaus gynybą. Sergejus Maslobojevas pastaruoju metu kelios sekundės dar lieka antrajame raunde. Čia štai toks bandymas ir matysime trečią raundą. Tai jau yra įdomu. Šiek tiek elementų. Nieko iš čia nėra. Artimoj dirb pats. Blet, per šuolį, per apatinį kepinį. Sudirb, įrodyk širdį. Negrįžtam į Olandijos tą lygį, supratai? Susikau, kur priekinė, kur šonis, kur apatinis. Tavo raundas, blet, tu gali jį nugalėti. Kur? Bet nebūtai ranka net dešinę permušinė. Kojyką, dėliuką. Vienas rangelis, dar kitų ten dar porą, kada užspaudė. Dabar jis išeis, 100% mesis tave kaip išmylėti. Girdėjome Šipailos ir Boriso nurodymus. Borisas stengiasi maksimaliai įkvėpti savo kovotoją, bando jį motyvuoti trečiajam raundui. Šipaila padėliojo akcentus, teigia, kad mesis iškart į priekį. Dabar Pauliukevičius reikia išvengti tos atakos Sergejui. Ir trečiojo raundo pradžia. Priekinė koja. Ir taip, tęs atakas Maslobojevas. Dar per priekinę koją daug ten jau smūgių pataikė Sergejus. Ir dabar tęsia galingas serijas. Kuvalda. Pauliukevičius laikosi. Pauliukevičius stovi ant kojų. Dabar ringo kampe. Vėl nepatogioje situacijoje. Ir vėl koja. Aš tai noriu atkreipti dėmesį, kokiu ritmu ir kokiu tempu dirba 38 Sergejus Maslobojevas. Kokia jėga spyriuose ir rankose. Pauliukevičius dabar bando rodyti savo jėgą, kurią turi savo jaunose rankose. Kiek ta koja gali atlaikyti Pauliukevičiaus? Ragina Borisas pasikeisti stovėseną Pauliukevičiui. Taip. Labai trumpam. Tai padarė Pauliukevičius. Nelengva be abejo tai padaryti kovos eigoje. Pradėti dirbti iš kitos stovėsenos. Dar viena Maslobojevo ataka. Ringo kampe Pauliukevičius. Dar pirštinių. Neišleido šį kartą Maslobojevas iš ringo kampo. Pusantros minutės. Sustabdė Pauliukevičiaus ataką Sergejus. Ir charakterį demonstruoja Pauliukevičius. Dabar išvengė ir tų laukikų.
Bando korpusą patikrinimas dabar ir pataiko Pauliukevičius. O dabar Ignas Pauliukevičius leidžia pabrangus smūgius iš rankų. Tikrai buvo tikslu. Kovos minutė. Per daug čia šiek tiek Maslovojevas blaškytis pradėjo. Ir dar Pauliukevičius tiksliai. 40 kelios sekundės. Įtempta kova. Maslobojevas spyris. Ringo kampe Pauliukevičius, Maslobojevas. Klinčas skiriamas referio. Mažiau negu pusę minutės. Priekinė ranka Maslobojevas. Ir dar pataiko. Čia spyris į koją, dar vienas. Atsigavo Maslobojevas po tų praleistų smūgių. Pauliukevičius. Jaučia toliau distanciją Sergejus. Dar ieško. Galbūt ir anksčiau laiko. Kovos pabaigos. Štai taip. 3 raundai. Pauliukevičius juos atstovėjo. Tačiau. Triumfuoja Borisas. Tačiau suprantame taškais, kaip čia viskas buvo. Bet kova įspūdinga. Блядь, ну даже притрūko, būtum nahui nukirtęs jį, blядь. Jau vos gyvas stovėjo, blядь. Būtum nukirtęs su to šonio, vidinį šonį. Молодец. Nieko nėra iš. Čia Igno Boriso emocijos. Iš tiesų, įspūdingi 3 raundai. Kokį charakterį, kokią tvirtybę ir kokią jėgą savyje pademonstravo Ignas Pauliukevičius. Ir aišku, Sergejaus Maslobojevo patirtis taip pat ringe žydėjo. Jis rinkosi smūgius į priešininko kojas, jis rinko taškus, jis siuntė į knockdowną. Igną Pauliukevičių. Taip, Igną Pauliukevičių, kurį dabar palaiko Ignas Borisas ir įspūdinga kova. Užsikūręs Ignas Pauliukevičius dar atrodo norėtų ir tęsti kovą. Reikėjo sutikti su 5 raundais. Galėtų tęsti. Gal būtų kitoks ir paties Sergejaus Maslobojevo planas 5 raundams. Niekada negali žinoti. Kas būtų, jeigu būtų. O dabar yra kaip yra. Ignas Grinevičius ringe. Ir netrukus oficialus kovos vertinimas bei verdiktas. Niekas nesiskirstomi Žalgirio arenos, kol nepasakysiu. O visų antra kova 10-8. 10-8. 10-8 laimėjo raudonasis kampas Sergej Kuvalda Maslobojev. Nu ką, Sergejau? Teisingas užrašas priminė visiems Garisį Kuvaldą. Taip. Hebra, blemba, kaip gera čia būti, ką? Taip. Aš galbūt ne pirmos jaunystės, taip. Aš galbūt ir galėjau pirmam raundį užbaigti viską, taip. Bet, koks aš būčiau pavyzdys, jeigu aš rodyčiau savo ego iki pat galo. Aš noriu padėkoti, kad po 12 metų pertraukos Lietuvoje pagaliau kažkas su lietuviška pavardė išėjo su manim ringą. Tada ačiū už tai. Ačiū organizacijai, kad leido kažkam pakilti, kažkam patikėti, padaryti šitą nuostabų šou. Tiek daug žmonių surinkti, didžiausią areną Lietuvos istorijai. Mano širdis iš tikrųjų, blemba, tiesiog pilno kraujo, bet gerą prasme. Aš esu be galo jums dėkingas. Ačiū už tai, kad jūs esate kartu šitam kelyje. Mes esame jėga. O Sergejau, tu prisimeni šiaip, kad tau 38. Kaip?
Tu prisimeni šiaip, kad tau 38? Man gegužės bus tik 39. Čia tik tais tiek. Žmogus, kuris paukoja savo gyvenimą, viskas, ką jis turėjo šitam sportui. Ir aš daviau savo kažkada žodį, kad aš tempsiu tiek, kiek aš galėsiu, tol, kol aš galiu būti pačioje viršūnėje ir galiu rodyti teisingą pavyzdį mūsų jaunai kartai. Kad nesvarbu, kad mes esame iš mažos šalies, bet mes esame galingi, o visą gali yra mūsų širdise ir mūsų istorijoje. Sergejau, dabar nieko dar nepridursiu. Einam šiek tiek toliau nuo ringo. Toliau nuo ringo? Aha, einam su manim šiek tiek. Aš negeriu. Ne to eisim, bet prieš tai, kolegos, dėmesio į ekraną.